Klausyk. O gal piški? Nu davai. Mantas pyks. Nu nepyks, jis net nemato. Nu davai. Hebra aš filmuoju. Ugne, gal biskutį, nu. Nu tai kad jau matė, tai davai tada. Tai 2 butelius iš Valgyti reikia. Nu, tu pakentėk, kiek galima. Žiūrėk, man tai, kad apetitas pakiltų, mes turim pasiruošti, nes šiandien valgysim Krekenavos grinuolių mėsainius, burgerius, kurie bus be galo sultingi ir užkiš mūsų skranduką, bet prieš tai mes turime tokį aperityvo sensą, taip kad nesiskūsk. Ir čia ne šiaip bet koks sensas. Čia yra vietinis biska. Tam, kad galėtumėm po to švęsti. Ir aš šiaip jau noriu pasakyti, kad mes įsipareigoję esame šeimininkų iš šitų namų, nes jisai mums su savo visa širdim tai paliko ir sako, džiaukitės momentų, mėgaukitės akimirką, tai kaip mes galim nepasimėgauti tada, jeigu mes jau sakėm, kad džiaugsimės ir... Išgerit ir tada gaminat. Į sveikatą. Zinkcivacija. Vaha. Maisto. Maisto noriu. Noriu valgyti. Ugne, ar tu pasiruošus pagaminti? Pasiruošus. Ar pagaminsim burgerių? Pagaminsim. 20 žmonių girdėjo, kaip mes surėkėm ką tik, nes mes turėsim pačius skaniausius Krekenavos grinuolius. Ir šiuo metu mes jau turime ir grilių, nejaugi negaliu patikėti, Mantas Bertulis, Pečkurys, padarė mums grilių. Ir tegul visas mažiausias pasaulyje miestas girdi, kad mes šiandien valgysim Krekenavos grinuolius ir jiems mes šiandien sakom didelį Ir Mandai, kaip tu ir reikalauji, viskas bus labai labai greitai, nes šitie Krekenavos burgeriukai jau yra, kaip sakoma, pamacevoti, pamarinuoti ir juos reikia išimti iš šių pakuočių ir dėti ant griliuko. O juokingiausia yra tas, kad mes su mūsų kolektyvu kiekvienai kelioniai išbandom vis kažką naujo iš Krekenavos. Kai nežinai, ką valgyti, rinkis Krekenavos burgerius, nes niekada neprašausi. Šiaip galėčiau ir tokį valgyti. Kaip skanu. Vaikeli. Kaip čirška mūsų krabo pačiai. Aš dikduosiu, vat, paklausykit. Na, gal Krekenavos burgeriukai čirška, reikia pačiečkavoti daržovių, kad viskas būtų su, kaip pridera, kaip aš ir mėgstu. Nes jeigu viskas priklausytų nuo Manto ir Antano, tai mes Krekenavos mėsą tiesiog valgytume be nieko. Nei duonos, nei padažų, nei jiem nereikėtų, nes jie tiesiog tai varytų, jie net nekepta, kaip Antanas ir minėjo, jau suvalgytų, bet aš esu atsakinga už tai, kad mes turėtume šiek tiek sveikesnę mitybą ir ne vien tik kebabais ir žalia mėsa būtume gyvi. Tai aš to ir rūpinasi. Išimame mėsytę, Ugnė labai stengiasi. Mes šiandien valgysime grinuolių brandintos jautienos burgerius, kurie, aš manau, kad bus labai sveika mums vakarienė, nepaisant to, kad burgeriai, bet jautiena visgi yra jautiena, taip? Burgeriai yra belia kaip skanus, esam bandę ne kartą juos. Čia mums tiesiog nepasisekė su grotelėm. Bet... ką mes matom rezultate, yra gražu. O jeigu gražu, tai vadinasi skanu. Mantai, tau duodam pirmam pasireikšti. Kur ta mūsų rubrika, papasakokim po vieną faktą apie save, kurią nežino kiti? Pradedam nuo Antano. Gerai, turiu vieną dalyką, kur niekam nepasakoju. Būdamas mokykloje, buvo tokia kažkokia parduotuvėlė nedidelė ir labai visi norėdavom ten nusipirkti tokius purškiamus saldainius, nu ten tokie rūgštus būdavo. Galėjau nusipirkti, bet kažkas iš mūsų draugų sako, tai ten lengva pavogti. Tai aš žodžiu nuėjau su striuke, prisivogiau ir prisikišau čia po striukę ir tipo labą dieną, viso gero ir išėjau apsivogęs. Viskas surijau su saldainius ir taip toliau ir man buvo tokia gėda, visą naktį griaužiau save. Kitą dieną po pamokų nuėjau, prisipažinau, kad pavogiau. Jai sakau, aš pavogiau ten tą ir aną, prašau pinigus ir man tokia buvo gėda, bet aš prisipažinau ir jinai tipo sako, mačiau, kad pavogiai. Sako, mačiau, viską žinau, bet sako, labai fainai, kad prisipažinai. Tai va mano vienas bandymas ir po to prisipažinau, bet niekam šitos istorijos nepasakoju. Tai gerai, aš tada panašią istoriją su vagyste. Aš esu irgi kartą pavogęs, nežinau kodėl. Iš Kaziuko mugės Šiauliuose, kai buvau irgi piplys, tiesiog ėjau ir pagalvojau, blembo,
čia, tipo, lengva pavogti ar nelengva pavogti kažkodėl, tipo, smėlio laikrodį tiesiog kažkaip mažą. Ir tiesiog ėjau, paėmė ir nuėjau ir galvoju, what the fuck, kodėl aš tai padariau, tipo. Bet parsinešiau namo, net nesipažinau. Ai, nepažinai? Ir dar ilgai buvo pas mane. Aš nežinau, ar mano mama žino šitą istoriją, ne, tai atsiprašau mamą, jeigu pamatysi, kad tavo sūnus yra, kaip ten tai yra? Kleptomanas? Kleptomanas, nu. Kad jau mes taip apie vagimų istorijas, nu tai tada aš irgi prisidedu prie to pačio gėdingo. Ir aš šiaip esu darželį iš savo darželio draugės nufyrinus tokį žiedą, kuris būdavo prie žurnalo Priedas. Ir aš atsimenu, tiesiog man jisai buvo žiauriai gražus, plasmasinis žiedas, kuris kainuoja kokius 5 centus. Plasmasinis žiedas su tokiu briliantu mėlynu, kurie būdavo Barbė žurnaliukose. Ir aš atsimenu, aš tiesiog o jinai atėjo į tą darželį, tai pasididžiaus tą žiedų ir tada aš jį nufyrinau per pietų miegą. Čia žiauriau tikrai negu laikrodis. Nes jinai tiesiog taip džiaugiasi tą žiedą, aš galvoju, aš irgi noriu jo pasidžiaugti. Aš tada jį nufyrinau, parsinešiau namo ir aš atsimenu, užsidedu aš tą žiedą, tiesiog žiūriu jį, va taip gražiuosi. Ir mano močiutė, jinai kažkur ten už kampo lygina, jinai nemato manęs. Ir aš žiūriu į tą žiedą, močiutė lygina ir aš sakau, močiutė, o čia labai blogai yra vogt. Ir močiutė sako, nu labai blogai, negalima vogt. O tu kažką pavogiai? Ne, tik klausiu, aš tik šiaip domiuosi, ar blogai. Sako, nu, nereikia vogt. Sako, nu taip geri žmonės nedaro ir mūsų šeima taip nedaro ir niekas geras taip nedaro. Ir tada sekančią dieną aš nueinu į darželį ir aš tą žiedą nunešiau ją ir padėjau, bet, nu, kad jinai nematytų. Lygiai taip per pietų miegą jinai užmigo ir aš tą žiedą įgrąžinau ant jos kėdutės ir neatsikėlė į radų ir taip apsidžiaugė. Aš galvoju, nu jo, aš niekada daugiau nevogsiu, nes kažkaip labai negerai vogti. Aš tai gražiai istorijas, gražiai pabaigiau. Nu ką, aš tepdamas paskutinį, kaip sakant, sluoksnį po tepėlį, po ant savo burgeriuko labai skanaus, noriu padėkoti už tą galimybę, kad mes turim šitą šansą vakarieniauti mažiausiam pasaulio mieste, prie jaukaus židinio, su stogu virš galvos, jaustis saugiai ir turėti šitą nuostabią kompaniją. Tai ačiū Jums, ačiū Krekenavos, ačiū Jums žiūrovai, kad žiūrit. Oru sotus nebūsi. Kai norisi mėsos, rinkis Krekenavos. Nuo 90% mažiau oro, daugiau mėsos.